Jeigu jūs šios klaidos nepašalinsite, jūs niekada netapsite laiminga. Automatiškai suprasite, kad ypač šitos klaidos ir nereikia kartoti santykiuose. Ir jei atrodo, kad jį čia daro labai gerai, pavojus, kad tavo santykiai gali neišlikti ilgai. Ir kai vyras girdi tai, jis automatiškai pradeda moterį vertinti. Kai moteris pradeda daryti vieną paprastą dalyką ir viskas absoliučiai pradeda griūti ir ji nesupranta, kas atsitiko. Jeigu jūs šios klaidos nepašalinsite, jūs niekada netapsite laiminga. Ir atvirkščiai, jeigu jūs įsiminsite viską, ką aš jums dabar papasakosiu, jūs kaip minimum sumažinsite savo santykių rizikas. Todėl labai yra svarbu dažiūrėti vaizdo įrašą iki galo, nes dabar aptarsiu ir atskleisiu paprastą klaidą, kurią jūs darote net nesusimąstydami. O pakeisdama šį vieną dalyką, jūs automatiškai pakeisite ne tik savo santykius, bet ir savo partnerio elgesį su jumis. Bet aš kalbu ne tik apie jūsų santykių gerinimą, tai bendrai, bet ir apie tai, kad jūs pati gebėsite atpažinti savo klaidą ir pati savarankiškai viską ištaisyti. Jūs turėsite savo asmeninį įrankį santykių kūrime. Galite netgi dabar pasiimti tušinuką, baltą lapą ir viską rašytis, konspektuotis. Viską, kas bus kalbama. Ir paprasčiausiai laikyti savo kaip mantrą. Kaip mantrą savo gyvenimui, meiliai, laimiai ir džiaugsmui. Atkurti savo gyvenime, tą mantrą turi turėti prie savęs kiekvieną dieną jam. Nes kai jūs susipažinsite su naujų partneriu ir jums teks su juo bendrauti, o galbūt jūs dabar jau esate santykiuose ir jau bendraujate ir jau darote tą klaidą, bet kai jūs žinosite, jūs nekartosite šitos klaidos. Jūs automatiškai suprasite, kad ypač šitos klaidos ir nereikia kartoti santykiuose. Ypač, kai jie tik prasideda. Iš mano darbo praktikos dirbu su tūkstančiais moterų, kurios ateina ir man pasakoja savo tos pačios istorijos. Ir aš girdžiu juose tą pačią klaidą, tą pačią baisią klaidą. Aš girdžiu jų istorijose. Ir tai yra baisu. Tai yra, darosi baisu. Nuo šios klaidos atrodytų tokia akivaizdi, tokia paprasta ir nepastebima. Kaip ją pastebėti? Ir kol tu neatpažinsi šios klaidos, tu niekada gyvenime neturėsi gero vyro ir laimės. Paprašysiu jūsų paspausti mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį, kad jūs visiškai nemokamai galėtumėte gauti visą informaciją, kurią aš kuriu jums. Moteris pažindinasi su vyru. Pirmas pasimatymas ir vyksta pokalbis,
Ir vyras jos klausia, kaip dažniausiai ir būna, o ar tu turėjęs santykių, o kokia tavo padėtis sociume ir taip toliau. Ir moteris pradeda pasakoti apie save, apie savo praeitus santykius, kas juose buvo. Ji pasineria į tą pasakojimą ir jai atrodo, kad ji čia daro labai gerai. Ji išsipasakoja, ji yra atvira, ji nieko neslėpia, ji viską pasakoja, viską iš savo praeitų santykių. Bet tokiu metu, kai jūs pasakojate apie savo praeitus santykius, o jie ne visada buvo gražus, o šitas vyras visada klausosi ir jis irgi analizuoja ir sprendžia iš jūsų praeitų santykių apie jūs. O kokie jūs esate? O kas jums svarbu? O kokios jūsų vertybės? O kaip su jumis galima, o kaip negalima elgtis? Viena moteris gali pasakoti, kad jos gyvenime buvo sudėtingi santykiai ir tai buvo vyras, kuris buvo priklausomas nuo alkoholio. Ir ji visą šeimą tempė ant savo pečių, o jis nieko nedarė ir nesiruošė kažką daryti ir stengtis dėl šeimos. Vyras visada pagalvos, su tokia moterimi, reiškia, jeigu jinai turėjęs yra tokius santykius sudėtingus, su tokiu girtuokliu gyvenusi, tai reiškia, jeigu ir aš trupučiuką išgersiu ir vėliau grįšiu namo, visai neblogas variantas. Galbūt ir jį čia sutiks su tuo. Moteris pasakoja apie tai, kai vyras buvo neištikimas ir ji nuo to kentėjo, kai teko skaityti jo žinutės, susirašinėjimus su kitomis moterimis, kaip jis dėdavo laikus kitoms moterims. Ir tokiu būdu vyras automatiškai nuskaičiuoja vėlgi tave, o kokia tu esi. Ir vyras ir tą išskaičiuoja ir jis supranta, kad reiškia su tavim taip pat galima elgtis. Jis jau automatiškai mato tavyje tokią moterį, su kuria kaip elgiasi, taip reiškia su tavim ir galima elgtis. Kodėl negalima? Negalima per pirmą pasimatymą pasakoti apie savo praeitus nesusikloščiusius santykius. Todėl, kad tai yra didžiausias pavojus tau sukurti gražius, laimingus santykius. Tai yra pavojus, kad tavo santykiai gali neišlikti ilgai. Tai yra pavojus surasti netinkamą vyrą ir vėl atkartoti tas pačius negatyvius santykius, kurias tu ir turėjai praeityje. Nes vyras visada per pirmą pasimatymą klausys, ką tu kalbi apie save ir tokiu būdu stengsis apibriežti tokias ribas aplink tave, aplink save. Jis supras automatiškai, kiek jis gali tave paveikti, kad tu su juo sutiktum. Arba kiek jis gali tave vienokiai ar kitokiai situacijai įtakoti ir tu sutiksi su juo. Jis tikrina, ant kiek tu jam pasiduosi. Taip su tavim, reiškia, galima bus ir elgtis. Tokiu būdu atsiranda jūsų gyvenime netinkami vyrai. O vis dėlto, kaip turėtų būti? Kaip moteris, kuri žino savo klaidą, jos nekartoja, kaip iš tikro turėtų būti. Moteris turėtų parodyti savo vertę. Moteris, jeigu vyras jos klausia apie jos praeitus santykius, ji turėtų pasakyti jam, kad
Taip, santykiai buvo sudėtingi, vyras buvo neištikimas, bet jam pasisekė tai padaryti tik vieną kartą mano gyvenime ir aš jam pasakiau, kad tavęs daugiau šiuose namuose nebus ir kojos. Ir aš jį išvijau iš namų. O tada klausantis vyras supras, kad su tavim taip negalima. Moteris pastebėjo, kad vyras pradėjo išgėrinėti. Vat dažnai vakarais grįžti namo ir vis išgerti norisi. Moteris iš karto surinko jam lagaminėlį ir paprašė išeiti iš namų. Irgi tai buvo. Ir kai vyras girdi tai, jis automatiškai pradeda moterį vertinti ir gerbti už jos tokį gražų poelgį. Jis supranta, kad su ja jo keliai nepraeis. Bet tau ir to bus maža. Maža bus tau to, jeigu tu ir žinosi jau savo klaidą, daromą klaidą. Tau bus maža to sutikti gerą vyrą, tinkamą vyrą, sukurti puikius, gražius santykius. Nes tu, būdama jau sudėtingose, nelaimingose santykiuose, kur buvo daug manipulacijos, kur buvo daug skausmo ir traumos, tau reikia išgydyti savo vidinės traumos. Tik po išgijimo tu iš tikro atsigausi. Moteris, gyvendama sudėtingose santykiuose, ji yra labai stipriai traumuota. Ir jai iš karto surasti tinkamą vyrą yra iš esmės labai sudėtinga, nes skausmas, vidinis skausmas kalba apie patirtą traumą praeitose santykiuose. Ir tai yra labai baisus išgyvenimas. Tai yra krizinės situacijos, kai vyksta skyrybos, kai vyksta išsiskyrimai, tai prilygsta sudėtingai labai situacijai ir moteris labai stipriai išgyvena. Todėl aš kviečiu tave klausytis ir toliau mano nemokamų vaizdo įrašų, kurios padės tau susivokti savyje ir atrasti savo laimės kelią link gero vyro, puikių santykių ir pačios laisvos ir laimingos savęs. Aš kuriu daug nemokamo turinio, kurio tu gali naudotis, kada tik panorėsi. Aš kuriu šį turinį tau, tai moteriai, kuri išgyvena sudėtingus, nelaimingus santykius ir trokšta vis dėlto būti laiminga, tiki į savo laimę. Visas turinys pas mane yra nemokamas, naudokitės ir būtinai pakomentuokite šį vaizdo įrašą, ką jūs galvojate, kokių jūs turite minčių. Ir būtinai uždėkite like už mano šį kūrinį jums, kuris tikrai tikiu, kad padės išgelbėti jūsų tikėjimą į save.